vieną numeriuką. Žmogus palikęs mašiną savo tokioje vietoje ir galim paskambinti, kad ta mašinos nebėra arba nuvaryta. Nebirbėra? Tai žodžiu, vaikinas prižiūri savo mašiną, labai myli ją, gyvena Fabioniškėse, automobilis Audi A4, tamsiai mėlynas sedanas ir stato dažniausiai prie kelio. In love with my car. In love with my car. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Šarūnu kalbu? Jo. Kada atvažiuosit savo automobilio pasimti iš aikštelės? Kokios aikštelės? Step and Go čia iš Fabioniškių buvo atvežta. O kokią mašiną? Audi tamsiai mėlyna. Sedanas. A4? Taip. Ne per seniausiai atvežė, tiesiog aš dabar aš sargas esu, turiu suderinti, kada žmonės atvažiuoja pasimti. Matyt, kažką blogai padarė. Tai kad prie kelio stovėjo, nieko nedaryta. Nu, matyt, gal kažką užstatėt, kažkokį žmogų, kuris galbūt yra, nežinau, viršesnis. Tai kad ten dar daug vietos buvo. Klausyk, vaikas, pas mane dabar prieš mano akis stovi automobilis Audi A4 tamsiai mėlynas sedanas. Tavo kontaktai visi, aš tau skambinu ir klausiu, kada atvažiuosi pasimti, jeigu šiandien nebeatvažiuoji, tai rytoj prisidės 300 litų bauda. Ne tai, kad bauda, bet tai, kad per naktį stovi pas mus. O tai šiandien dar irgi galima atvažiuoti? Šiandien nebegalima atvažiuoti. 20 minučių liko iki 22 valandos, ką tu galvoji, kad aš čia tavęs lauksiu dabar? O tai jūs kokiam rajone mano mašina dabar? Kokiam rajone? Laisvės prospektas. Ai, Laisvės prospekte. Taip. Tai o jeigu rytoj pasiimsi 300 litų, jums mokėtų už stovėjimą? Už parą 300 litų, bet už tempimą dar 200. Tai iš viso 500 litų. Na, jeigu spėsi per 18 minučių atvažiuoti ir pasimti automobilį, tada galbūt susitarsim. Bet aš labai abejoju, žinok, aš lygiai 10 ramių veidų išeisiu pas savo žmoną miegot. Tai dabar jeigu aš rytoj pasimsiu automobilį, man 500 litų mokėtų. Ne man tai tavo pinigų nereikia. Aš sakau taisyklės kokios yra. Tai jūsų firmai, taip? Mūsų firmai, mano bosui, aš nežinau, kam tu čia mokėsi, bet, žodžiu, jeigu dabar atvažiuoja 200, o jeigu rytoj 500, bet dar tau reikės ko gero važiuoti į Giraitę pas policiją. Dar ir pas policiją? Klausyk, tu statai mašiną rastatau, po ženklų pastatėjai, ką žinau, kas yra. Tai kad nepaženklų, stovėjo, aš negyvenu Fabioniškės, aš nežinau, man atvežė mašiną, numetė ją ir sako, pasuskambėk su savininku, ir skambinu. Tai gal direktorius numerį gali duoti, aš jam pasiskambinsiu, arba tas, kuris nutempė. Oh my god. Neturiu aš kas nutempė, o direktorius mūsų dabar išvykęs, tikrai nesurasi. Klausyk, mes jau kalbam 4 minutės, per tas 4 minutės būtum jau spėjęs atvažiuoti, man atrodo. Tai kuo aš atvažiuosiu, kai mano mašina nutempta? Taksi gal? Nežinau, klausyk, liko 16 minučių, aš tikrai, žinok, nelauksiu. Nebent tu man kažką, pridėsi, nežinau. Galiu palaukti ilgiau tada. Bet žinai, kas man iš to. Ką man tau, pydysą numest? Pydysą? Kas už tą pydysą? Pydysas 7 litų. Žiūrėk, duodu 100 ir atvaryk tu mane. 100 duodi. Bet aš teisės pragėrė. Be teisų? Aš be teisų, ašgi dirbu sargu. O tai daugiau jokių žmonių prie tavęs nėra su teisėm? Nėra nieko. Aš vienas dirbu čia, sakau. O nežinau, nestovite policininkai čia. Kur čia palavažiuoja dabar į Fabioniškės? Tiesiai čia reikėtų važiuoti, ne? Bet tai be dokumentų mašinai, kaip aš atvažiuosiu turnas. Paskui dar mane apkaltinsi, kad buvau pavogęs. Ne, tikrai. Draudimas su technikinė yra, bardačiokė. 100 pėm. 100 ir iš manęs parūkom. Tai ką man žmonai reikia sakyti? Padėjai žmogui kitam. Ne, žinok, ne. Davai tu rytoj atvažiuosi su to picotu, susimokėsi, aš nenoriu veltis į tos dalykus, paskui mane čia... 100 pėm. Gerai. Tai viskas, tai tada tavo adresą... Bet tai atsakyp, aš užsikursiu su akmeniu? Ai, savo gyvek tai pas mane. To jeigu ratus privešiu, tai tu
Tai žiūrėk, aš atvažiuosiu pats ir viskas, okei, tai tu palauksi tada? Tai 100 pem duosi? Nu, pats atvažiuosiu, tai gal už 100 tada. Ne, tu jūs... tu sakai 100 pem, dabar man dabar... Tu nespėsi atvažiuoti, tai 100 pem ir 200 susimoki už tai, kad, nu... Aš turėsiu tam, kuris, nu, atvežė duoti vis tiek pinigų. Tai 300 pem. O laiko manęs palauksi. Nu, palauksi 5 minutės po 10. Bet jeigu, žinok, nu, pavėluosi, aš tikrai, nu, nelauksiu, nu. Nes čia, žinai, tokių skambintojų man čia yra milijonas. Tipo atvažiuos prie. Nu, tai aš turiu 20 minučių iki Laisvės prospekto atvažiuoti. Nebeturėjau, 14 minučių liko. Tai sakai, kad palauksiu dar 5 po 10. Aš jau nebeatsimenu, kas tu. Nu, tai... Jo, nu... Lauksiu. Nu, tai okei, viskas, maunos batus ir atvarau. O kaip tu atvarysi taksu? Nu, ką, aš žinau, draugelis dar čia vieta yra, gal visai pames. O rūkyti atveši? Jo, okei. Nu, Tai... tai... Ką rūkai? Malboro pilka. Nu, tai nupirksiu tau ir pakelį. Super. Klausyk, dar vienas dalykas. Klausau. Zip FM. Rimtai jūs. Labai rimtai. Mes tave išdūrėm. Tavo mašina Labas. stovi vietoj. Aš jau pro balkono langą žiūriu ir sako, mašinos rimtai nėra. O rimtai nėra mašina? Tik ką, nematai mašinos? Ne, gal tiesiog biškai toliau pasitačiau, nesimato. Klausyk, bet čia gerai viskas sutapo. Toliau užregistravo Irmantas. Irmantas, o pavardės nėra? Nėra Irmanto pavardės. Retas vardas, gal atrasi Keletą Irmantą. Irmantų turiu, nu tai reikės abiem rašyti. Aš manau, kad jis parašys tam. Nu, supratau. Tai nevažiuok, žinok, viskas gal. Ir rūkyti nereikia, aš nerūkau. Ai, nerūkai, nu ir nereikia. Sveikiau gyventi. Titas galės papasakoti. Gerai, Gerai. linkėjimai tau ir gerą vakarą. Visą. Laikykis. Čiau. Dėkui ir jums.